Milijonai žmonių kasmet lankosi garsiausiuose pasaulio lankytinuose objektuose. Jie fotografuoja juos, žavisi architektūra ir tada išeina. Bet jei pasakyčiau, kad kai kurie iš šių pastatų slepia paslaptis, kurių nerasite turistų vadovuose. Nuo paslėptų kambarių, beveik pamirštų kontroversijų, iki keistų detalių, kurios liko paslaptyje šimtus metų. Šiame vaizdo įraše sužinosime stulbinančias paslaptis, slypinčias už garsiausių pasaulio lankytinų vietų. Prieš pradėdami paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite kanalą. Tai labai svarbu mums, turinio kūrėjams. Ačiū Jums, o dabar pradėkime. Eifelio bokštas. XIX amžiaus pabaigoje žinia apie šį slaptą kambarį greitai pasklido. Daugybė turtingų verslininkų ir žymių asmenybių norėjo patekti vidun, tačiau beveik visus Eifelis atmetė. Užuot pavertęs šią vietą prabangos simboliu, jis ją naudojo moksliniams eksperimentams ir rimtoms diskusijoms apie inžineriją bei technologijas. Vienas žymiausių čia apsilankiusių žmonių buvo išradėjas Tomas Edisonas 1889 metais. Jų susitikimo metu bokšto viršuje jie apsikeitė idėjomis apie naujas technologijas, kurios formuoja šiuolaikinį pasaulį. Juokinga pagalvoti, kad kai tūkstančiai žmonių apačioje vaikštinėja ir pramogauja, privačiame kambaryje, kurio beveik niekas nemato, vyksta moksliniai pokalbiai. Iki šiol Eifelio bokšte vis dar galima pamatyti atstatytą apartamentą, tačiau jis vis dar nėra atviras laisvam visuomenės lankymui. Ir galbūt todėl tai išlieka viena iš keisčiausių paslaptingų šios garsios paminklo dalių. Pastate, kuris tapo visos Prancūzijos simboliu, viena įdomiausių jo dalių daugumai lankytojų lieka nematoma. Nors milijonai žmonių kasmet žvelgia į Eifelio bokštą, tik nedaugelis žino, kad jo viršuje kadaise buvo privati vieta, kurioje susitiko kai kurios didžiausios savo laikmečio asmenybės. Ir tai mums primena, kad kartais svarbiausia istorijos dalis yra ta, kurios visi nemato. Ir iki šiol ši vieta ir toliau suteikia unikalų skyrių garsiausio Prancūzijos paminklo istorijoje. Siksto koplyčia. Tarp daugybės gyvybių milžiniškame kūrinyje, vadinamame Paskutinis teismas, yra viena figūra laikanti savo odą. Tai yra šventasis Baltramiejus. Šventasis, kuris pagal tradiciją buvo kankinamas dyvas, nulupant jam odą. Tai išsiskiria tuo, kad daugelis meno istorikų mano, jog veidas ant kabančios odos yra paties Mikelandželo veidas. 1990 metais buvo paskelbtas tyrimas, kuriame teigiama, kad forma supanti Dievo figūrą garsiojoje Adomo sukūrimo scenoje primena žmogaus smegenų anatomiją. Nuo tada kilo daug diskusijų tarp istorikų, gydytojų ir tyrėjų. Tai kurie tiki, kad Mikelandželo tai padarė tyčia, nes jis buvo žinomas kaip žmogaus anatomijos tyrinėtojas nuo jauno amžiaus. Kiti sako, kad panašumas galėjo būti tik atsitiktinumas. Svarbu prisiminti, kad nėra oficialių įrodymų, jog Mikelandželo visą tai padarė tyčia. Tačiau būtent dėl to apie Siksto koplyčią vis dar kalbama iki šiol. Praėjo daugiau nei 500 mečiai, tačiau tame pastate vis dar yra detalių, kurios nuolat kelia naujų klausimų tyrinėtojams. Ir galbūt tai yra tikroji šedevro galia. Ji ne tik žiūrima, ji nuolat tyriama, diskutuojama ir kiekviena nauja karta ją interpretuoja savaip. Vašingtono paminklas. Paminklo statyba prasidėjo 1848 metais, naudojant tik privačias aukas. 1854 metais jis pasiekė tik apie 150 pėdų aukštį, tai yra beveik trečdalį planuoto aukščio, kol visiškai baigėsi lėšos. Tuo pačiu metu popiežius Pijus IX padovanojo specialų marmuro bloką iš senovės šventyklos Romoje kaip dovaną paminklo interjerui. Tačiau tai supykdė vieną antikatalikišką politinę grupę, žinoma kaip Know Nothings. Vieną naktį jie slapta pavogė šventojo tėvo dovanotą marmurą ir išmetė jį į Potomako upę. Ir tai dar ne viskas. Jie dar perėmė ir projekto valdančios organizacijos kontrolę. Dėl šio chaoso kongresas atsisakė teikti paramą ir statybos visiškai sustojo. 23 metus pusiau pastatytas paminklas tiesiog stovėjo viduryje lygumos. Pilietinio karo metu jo apylinkės buvo naudojamos kaip karinis sandėlis ir Sąjungos armijos galvijų ganykla. Kai Markas Tvenas apsilankė Vašingtone, 1870-aisiais jis apibūdino tai kaip sulūžusią fabriko kaminą su nupjautu viršumi. Daugeliui tai tapo Jungtinių valstijų sostinės gėdos simboliu.
Tik 1876 metais projektas vėl buvo atnaujintas, kai jį perėmė JAV kariuomenės inžinierių korpusas. Tačiau ištilo nauja problema. Pradinis karjeras Marylande, iš kurio buvo gautas pirmasis marmuras, jau nebeveikė. Dėl to jie buvo priversti marmurą imti iš kito karjero. Kai paminklas buvo baigtas, 1884 metais abi dalys atrodė beveik vienodai. Abi buvo iš balto marmuro ir vienodai nupoliruotos. Tačiau bėgant dešimtmečiams palaipsniui išryškėjo dviejų rūšių akmens cheminės sudėties skirtumai. Dėl to viršutinės ir apatinės dalies spalvos skirtumas tapo dar aiškesnis. Iki šiol tą liniją vis dar galima pamatyti ant paminklo. To negalima pašalinti neišardžius ir neatstačius iš naujo didelės struktūros dalies. Todėl kiekvienoje Vašingtono paminklo nuotraukoje slypi pasakojimas apie pavogtą dovaną iš šventojo tėvo, projektą, kuriam pritrūko lėšų ir karą, kuris sustabdė statybas. Visa tai užrašyta dviem skirtingomis marmuro spalvomis. Pasviręs Pizos bokštas. Bokšto statyba prasidėjo 1173 metais. Beveik iš karto jis pradėjo grimzti į minkštą ir molingą Pizos žemę. Iki 1178 metų pastačius trečią aukštą, jau aiškiai matėsi jo pasvirimas. Užuot nugriovę ir pradėję iš naujo, jie buvo priversti sustabdyti projektą. Dėl karų tarp skirtingų Italijos miestų statybos buvo sustabdytos beveik 50 metų. Kai darbai buvo atnaujinti 1272 metais, naujasis architektas susidūrė su jau seniai įsisenėjusia problema. Jis prisiminė ir sugalvojo būdą, kaip ištaisyti pasvirimą. Jei bokštas pasviręs į pietus, jis padarys pietinę pusę šiek tiek aukštesnę, kad bokštas pamažu grįžtų į tiesią padėtį. Idėja popieriuje atrodė gera, tačiau ji visiškai neišsprendė problemos. Viršutiniai aukštai šiek tiek pasisuko priešinga kryptimi nei apatinė dalis. Tačiau tuo metu, kai tai buvo daroma, pamatai toliau grimzdo. Dėl to atsirado keista forma. Kai visa struktūra buvo pastatyta, tai jau nebuvo paprastas pasviręs bokštas, tai tapo bokštu, kuris aiškiai išlinksta kylant į viršų. 1372 metais pačiame viršuje buvo pastatytas varpinė, kuris taip pat buvo specialiai pakoreguotas, kad sumažintų pasvirimo efektą. Netgi laiptų pakopų skaičius šiaurinėje ir pietinėje pusėse skyrėsi, nes viena pusė buvo vėl ir vėl pakeliama. Kitaip tariant, kiekviena statytojų karta vėl ir vėl bandė ištaisyti bokšto pasvirimą. Tačiau kiekvienas toks bandymas paliko naują pėdsaką jo formoje. Todėl jei pažvelgsite į Pizos pasvirusio bokšto siluetą danguje, pastebėsite jo švelnią kreivę. Ir čia istorija tampa dar įdomesnė. Garsiausias pasaulyje pasviręs pastatas nėra tiesiog pasviręs. Iš tikrųjų tai yra pastatas, kuris pamažu linko, kol žmonės šimtmečius bandė jį ištiesinti. Maču Pikču. 1911 m. Liepos 24 d. vienas Jeilio universiteto dėstytojas keliavo Peru kalnuose. Tai buvo Hiram Bingamas. Jis iš tikrųjų ieškojo dingusios paskutinės inkų sostinės. Jis siekė kitos vietos, tačiau vietinis ūkininkas ir užeigos savininkas vardu Melčioras Arteaga papasakojo jam apie senovinės griuvėsius netoliese esančiame kalne. Arteaga sutiko jį palydėti mainais už sidabrinę monetą. Tuo metu tai buvo vos apie 50 centų. Praėjus 9 metams, kai Binghamas sugrįžo į tą pačią šventyklą, jis pats pamatė užrašą. Savo lauko žurnale jis netgi užrašė žodžius: Agustinas Lizaraga yra Maču Pikču atradėjas. Tačiau, kai Binghamas išleido savo garsiąją knygą apie ekspediciją, Lizaragos vardas ten jau nebebuvo paminėtas. Vietoj to, Binghamas buvo pripažintas visame pasaulyje kaip žmogus, atradęs Maču Pikču. Bėgant laikui jo vardas tapo dar garsesnis, o vietiniai žmonės, pirmieji ten atvykę, beveik buvo pamiršti. Po savo kasinėjimų jis į Jeilio universitetą atvežė daugiau nei 40 000 artefaktų. Tarp jų buvo puodai, papuošalai, kaulai ir net mumijos. Beveik šimtmetį Peru nuolat prašė gražinti šiuos artefaktus. Kai kurie buvo iš dalies gražinti 2007 metais, tačiau iki šiol kai kurie daiktai vis dar lieka Jeilyje. Kartais tikrieji žmonės, pirmieji atradę kokią nors vietą, nėra tie, kurių vardai atsiduria knygose ar paminkluose. O iš tikrųjų tai buvo vietiniai gyventojai, kurie tyliai gyveno ir saugojo savo žemės paslaptis ištisas kartas. Ir galbūt tai yra viena iš didžiausių paslapčių, kurias slepia Maču Pikču šlovė.
Partenonas Graikijoje – tai nuostabios matematikos ir architektūros simbolis senovės Graikijoje. Daugiau nei 2500 metų jis laikomas klasikinės architektūros standartu. Tačiau yra vienas dalykas, kurio dauguma nuotraukų ir aprašymų apie jį nepasako. Iš tikrųjų, beveik nėra nė vienos visiškai tiesios linijos visame pastate. Kolonos, laiptai ir net horizontalios dalys yra šiek tiek išlenktos. Tai buvo tyčia padaryta architektų, kurie projektavo Partenoną 447 metų sprogytų Kristų. Jie suprato vieną dalyką apie žmogaus regėjimą, kurį iki šiol vis dar tyrinėja šiuolaikiniai inžinieriai. Kad atsvertų šios optinės iliuzijos poveikį, jie padarė labai mažus pakeitimus dizaine. Visa Partenono bazė kiekvienos kraštinės viduryje yra šiek tiek pakelta, maždaug 6 cm. Kolonos viduryje yra šiek tiek išgaubtos, tai technika vadinama entasis. Dėl to, žiūrint iš apačios, jos atrodo visiškai tiesios. Tik XIX amžiuje šiuos kai kuriuos paslaptis pastebėjo modernūs architektai. Kai Čarlzas Robertas Kokerelis išmatavo kolonas, jis nustatė, kad šie išlinkimai yra labai maži, todėl žmonės jų nepastebėjo beveik 2000 metų. Reikėjo dar tikslesnių matavimų, kad juos būtų galima pamatyti. Ir štai kas nuostabu, Partenonas atrodo tobulas ne todėl, kad jis yra visiškai tiesus. Jis atrodo tobulas, nes specialiai padarytas netobulas. Kiekviena kreivė ir menkiausias nukrypimas buvo kruopščiai suprojektuoti tam, kad apgautų akį ir sukurtų visiškos pusiausvyros iliuziją. Daugiau nei 2000 metų milijonai žmonių žavėjosi Partenono grožiu, net nežinodami paslapčių slypinčių jo dizaine. Pastatas, kuris dažnai laikomas tobulos geometrijos simboliu, iš tikrųjų yra apgalvotų netobulumų šedevras. Kartais tikroji tobulybė nekyla iš visiško tikslumo, kartais jie atsiranda iš sumanaus mažų klaidų panaudojimo. Versalio rūmai veidrodžių salė yra maždaug 73 metrų ilgio ir turi 357 veidrodžius. 17 didelių jos langų yra nukreipti į vakarus, kur po pietų tiesiogiai patenka saulės šviesa. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo tik labai gražus dizainas. Tačiau Liudvikui XIV kiekviena detalė buvo didesnio plano dalis. Liudvikas XIV buvo žinomas kaip karalius Saulė. Tai nebuvo tik pravardė, bet ir svarbi jo kaip karaliaus įvaizdžio dalis. Jis norėjo parodyti, kad yra Prancūzijos galios centras, kaip ir Saulė yra Saulės sistemos centras. Dėl to beveik kiekviena Versalio dalis buvo sukurta tam, kad sustiprintų tą žinią. 17 amžiuje veidrodžiai buvo vieni brangiausių ir rečiausių prabangos daiktų Europoje. Tuo metu Venecija kontroliavo didelių veidrodžių gamybą. Tačiau Liudvikas slapta paskatino Venecijos stiklo meistrus persikelti į Prancūziją ir perduoti savo žinias. Kai 1684 metais buvo baigta veidrodžių salė, ji tapo žinute visai Europai. Tai parodė, kad Prancūzija jau gali gaminti produktus, kurie anksčiau buvo Venecijos monopolija. Tai buvo tylus, bet labai stiprus šalies ekonominės galios pareiškimas. Virš salės galima pamatyti 3 didelius Šarlio Lebrano paveikslus. Lalaking painting ni Charles Lebrun. Jie vaizduoja Liudviko XIV pergalės kare ir diplomatijoje. Beveik kiekvienoje scenoje jis vaizduojamas kaip galingas imperatorius arba dieviškas valdovas, pranokstantis visus savo varžovus. Iš pirmo žvilgsnio veidrodžių salė atrodo kaip tiesiog nuostabus kambarys, pilnas veidrodžių ir auksinių dekoracijų. Tačiau už šios prabangos slypi labai sumanus galios ir propagandos instrumentas. Didžioji Kinijos siena yra daugiau nei 13 000 mylių ilgio ir driekiasi per kalnus, dykumas bei įvairias atšiaurias aplinkas. Tačiau dar svarbiau, daugelis sienos dalių stovi jau daugiau nei 600 metų ir iki šiol išlieka tvirtos. 2010 metais Zhejiang universiteto tyrėjai ištyrė skiedinio mėginius iš didžiosios sienos dalių, pastatytų Mingų dinastijos laikais. Jie nustatė, kad tai buvo pirmasis žinomas kompozitinis skiedinys pasaulio istorijoje. Jų analizės duomenimis šis skiedinys buvo tvirtesnis, atsparesnis vandeniui ir struktūriškai stabilesnis nei paprastas skiedinys. Tai taip pat nebuvo atsitiktinai atrasta. Receptas buvo svarbi paslaptis, kurią meistrai mūrininkai perdodavo kiekvienai kitai kartai. Šimtmečius jie kruopščiai saugojo šias žinias, nes žinojo, kad tai suteikė didelį pranašumą jų projektuose.
Viso to raktas buvo medžiaga vadinama amilopektinu. Tai yra polisakarido rūšis randama lipniuose ryžiuose ir kituose maisto produktuose, kuriuose gausu krakmolo. Šis specialus skiedinys buvo naudojamas jau nuo 4 amžiaus po Kristaus. Mingų dinastijos laikais jis tapo įprasta didelių statybos projektų dalimi. Be didžiosios sienos jis taip pat buvo naudojamas statant pagodas, miesto sienas, tiltus ir net karališkus kapus įvairiose Kinijos vietose. Nanzingo miesto siena, kurią jau daugiau nei 600 metų, taip pat kaip įrodyta, buvo statoma naudojant tą patį mišinį. Net ir 800 metų senumo Siao Ciango tiltas buvo rastas turintis tokio paties tipo skiedinį. Iš tiesų, atliekant tilto restauraciją, inžinieriai naudojo naują lipnių ryžių skiedinio partiją pagamintą pagal senovinį receptą. Todėl dabar prie didžiosios sienos atvyksta turistai ir liečia akmenis sujungtus medžiagą, kurioje yra lipnių ryžių košės. Jis ten stovi daugiau nei 600 metų veikiamas lietaus, vėjo ir žemės drebėjimų. Tačiau iki šiol jis išlieka tvirtas ir beveik nepajudinamas. Ir štai keletas paslėptų istorijų apie garsiausius pasaulio lankytinus objektus. Vietos, kurias kasmet aplanko milijonai žmonių, tačiau dažnai jie nežino paslapčių, kontroversijų ir neįprastų detalių, kurios tapo jų istorijos dalimi. Šie lankytini objektai mums primena, kad istorija nėra tik tai, ką matome priešais save. Dažnai įspūdingiausia istorijos dalis yra detalės, paslėptos už sienų, po pamatais arba įvykiuose, kuriuos beveik pamiršo laikas.